Čia toliau iš tikrųjų tęsiasi misija, tai tik tai sudalinta į dalis, kas yra labai fainai. Po kokį pusvalandį tai prisėdi, pažaidži ir nueini. Kartais ne iš pirmo karto. Jeigu žūsti, pradedi lygį iš naujo. Checkpointų nėra. Žaidimą esu jau perėjęs ir buvo wow. Iš tikrųjų, tai, kas yra tam recenzijose, ten 8 iš 10, 9 iš 10, tai yra visiška tiesa. Šiaip pagal jausmą aš gal net ir 10 iš 10 duočiau. Pagal kiek jisai teikia malonumo, ten aišku, apie techniškai lyginant ten su kitais to laikmečio žaidimais galbūt čia jau sudėtingiau. Aš jau to padaryti negalėčiau, reikėtų kažkokio eksperto, bet feels fucking good. Pažiūrėkit.